Turiu spiningiuką, uždėtą tantą, bet pabandysiu šapalą pagauti, tai dedu kažką, ką labiau imtų šapalas. Tai yra voriukas. Pabandysim, gal paims. Būtų smagu šapalai kirsti. O, turiu. O. Nežinau, kas čia. O, kokia raudė. Upa. Pirmų metimų. Tokį vorą, žiūrėkit, surijo. O, raudė kokia. Taip lauk. Galvau šapalas labai agresyviai čiupo. Ne ten. O, gerai. Pirmų metimų žuvis. Tikėkimės nieko blogo. Jo, biškį nedame, tai reiks, man rodos, svorio dasidėti. O, kalė. Kažkas tvėrė. O, vėl. Visai palik krantą. O, turiu kažką. Kas čia? Širys. Opa. Ant voriuko. Nu, va. Toksai. Godžiai tavo ar jie. Reiktų gal didesnį avižą pabandyti. 0,6 gramo, ne 0,4. Gerai, nu pabandysiu didesnį užsirišti. Čia kaplys, man rodos, irgi 10 numerio, tai pakankamai didelis. Bet jau su šito bandysiu ir nemune šapaliukų pagaudyti. Nu va. Manau, šapalas tokiu turėtų susidomėti. Ir dabar turėčiau jau užmest toliau. Jo. Iškart geriau. Nu, dabar svarbu erkę neprisirinkti. Čia turi būti tokia didelė duobė su sala. Ir man niekad nebuvo idėjos avižadrebių čia pagaudyti. Šiandien tą ir padarysiu. Bet tai nedidelį ir nestiprė. Kažkodėl gal neįtinka kažkas. Žiūrėk, čia kokios žalės aš. Dar vis tokį irminą mėtų, slieka. Vieną aš ir pagauniu. Ui, čia, žinokit, kelmų. Ui, čia visiškai gilio nėra realiai. Tikėjausi, kad giliau bus. Tai reik bandyti tada į tolimą mest. Bliam, 2 kartai čiupo. O, 3. Yra. Šapalas, man rodos. Gal ir ne. Skabinam. Ne, raudė. Ne, šapalas. Opa. Sakiau, kad pagaliau bus. Op. Godžiai surijo. Voriuką. Nu, va, toksai nedidukas. Šapaliukas. Lemba bus agresyvus, 3 kart čiupo. Net keista. Bet tai va, gerą metimą padariau ir iškart yra. Na gerą, tai turiu menį tolimą ir užmeti ir lėtai užlaikai. O, vėl stvėrė. Turiu. Bet ešerį. Op. Ramiai, ramiai. Nu, dabar kažkaip vėl užmest gerai reikia. O šiaip žiauriai gerai. Galvoju, medį kabinsiu, bet ne. Geras metimas tikrai. Nu, va, biškį ant srovės užlaikau ir drebinu. Nu, man rodos, arba nubaidžiau, arba jau vsio. Dingo šapalai. Bet gerai, nesiskundžiu, vieną pagavau. Dėl šapalo čia realiai ir važiavau, tai smagu. Dabar avižėlį užsidėjau 0,4, o turėjau 0,4, tai jinai netaip greit skęsta. Netaip kabinas, reiškias. Žiūrėkit, kokia duobė. Čia gali būti šapalas. O, turiu. Širiukas. Nu, aš šapaliuko noriu. Nu, bent jau gyvybė, žinau, kad yra.
Meščiau į duobę, bet nelabai ten daisiu, kad užmės normaliai. Taip, ten nuplėšiu, atvykau į kitą vietą. Tai ką tik buvau prieėjęs, galvojau bandyti čia žiūrėti ar nebandyti. Bet palindau po tiltu ir pamačiau šapaliuką, kuris manęs iš karto išsibaidė. Tai šitą vietoj nesu žvejojęs niekados, tai dėl to biškį ir įdomu pabandyti. Op. Turiu kažką. Gerai, kas čia? Šapaliukas. Bet itin mažas. Ok, geras. O toksai va, šapaliukas. Nu, bent jau šapalas. Ta rūšis, kurią noriu pagauti. O, turiu. Ešeriuką šį kartą. O, turiu. O. Kažkas normalaus. Šapalas ar ešerys? Ešerys, man rodos. Jo. Visai gerulis. Opa. Jau ešerys kaip ešerys. Užskaitau jau. Nu va. Toksai. O, vėl kalė. Bet dabar taip agresyviai. Šiauriai. Vėl kažkas vėrė. Nu, vis dėlto nutraukiau. Bet taip žvybą ir baigsiu. Tuose upeliuose tas minusas, kad labai daug kliuvinių ir labai paprasta palikti avižą. Masalą, va, matau kažkieno medyje irgi kabo. Blizgė. Nu, bet šapaliuką pagavau, bent jau tai gerai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, visiem nežvyno ir iki.